Šitas specialus Raselei Bilevičienei. Tai ką, mieloji, nepatikėjai, kad aš esu tas antrasis, ane? Nepatikėjai. Tai dabar turėsi patikėti. Man aukščiausiasis davė labai didelę užduotį. Ir dėl to aš turėjau tokį sunkų tą kelelį praeiti, bet man nieko nebuvo. Ir kai tu mane pradėjai tenai sakyti, kad man reikia pagalbos, man jos nereikėjo, man jo reikėjo normalaus kambario, pailsėti. Man ir dabar tos pačios pagalbos reikia, nes aš neturiu kur eiti. Neturiu kur eiti. Tai situacija yra tokia, tai tikiuosi Jevgenijus padės. Tai va, o mūsų Raselė yra tokia kaip vanga ir jau dabar nebebus galima nieko paslėpti. Kviečiu tave ir tavo dukrytę, netgi mamą ir Dainą Bilevičienę, Bilevičiūtę, žymėje Lietuvoje. Ir visas tas damos, kurios ten buvo rožiniai apsirengusios, pačių gražias nuotraukas. Neatsimenu, ką jūs ten šventėte. Ir visą tavo ratą Raselę, visą Banę, Adin, kviesk šitą Andrėjų ir Aną, galės ateiti pas tave. Ir visi ten tie savininkai, visus, ką tu pažįsti ir ką tu žinai. Tavo ratas labai platus, yra nemažai tų žmonių, kurie tave pažįsta, klientų belekiek. Va, laukiu tavęs ir tikiuosi, tavo gyvenimas pasikeis. Atsimeni, aš tau Raselę siunčiau tokią nuotrauką. Aš gavau iš kito žmogaus. Ir aš tau persiunčiau. Ir tu sakai, čia yra skrydis, kurio mes turime laukti. Tai aš tave kviečiu į šitą mūsų skrydį. Laukiu ir su Dievu, kaip visada, su Dievu. Bet ačiū, kad tu man padėjai, kada buvo sunkus laikai, kada buvo tikrai sudėtingų situacijų. Ačiū, kad už tos atsakymus ir taip toliau. Ir tuos visus, ką aš gavau iš tavęs, tai ačiū labai už masažus, kurie tikrai labai padėdavo man atsistoti ant kojų tada, kada jau nebepaeidavau. Tai aš be galo dėkinga ir ką aš dar norėjau sakyti, kad nepamirščiau. Už ką dar ačiū? Už maistelį šventą, cepelinus, labai skanius. Puodą man pasiūlė šitą labai gerą. Tai irgi rekomendacija, labai super. Patarimais. O tu sapnavai, žinai tą tokį sapną, kada toksai tiltas ir aš einu per tą tiltą tokia šviesi. Tai tada man grinai ir buvo atėjęs nušvietimas ir tada buvo tas laikas. Tai va. Tokie žmonės beveik nesensta, jie gyvena džiaugsmingą, laimingą gyvenimą ir tame tarpe ir tu. Ir dar noriu pasakyti, kaip tu sakai, kad tu sukursi kažkokį produktą, kuris padės žmonėms lieknėti. Tai aš tą irgi mačiau ir žinai, ką dar aš mačiau? Aš mačiau, kad tu sukursi ajurvedinį savimasažo kursą. Ir jeigu tu tai padarysi per 2 mėnesius, tai jau jis bus greit paleistas ir bus atskiras, tai būsi kaip mokytoja, kuri savimasažo, kad kiekviena moteris galės save pasimasažuoti, ten rankas, kojas, ten, pavyzdžiui, kai aš buvau dabar tokia storulė, bombolina, tai labai svarbu tie limfatiniai taškai, limfiniai, kaip čia teisingai, kada limfa neteka ir tai būtina juos išmasažuoti ir jeigu moteris neturi galimybės, tarkim, viena augina keletą vaikų ir neturi vyro pagalbos, tai jinai gali pati savo padėti, kaip ir veido savimasažas, taip ir
ir kūnui. Tai čia yra pagrindas sveikatos, čia net ne grožio, čia sveikatos. Nesuaktyvinama limfa, kraujotaka ir tada nebesikaupia tie bambolinos, tie visi sluoksniai. Aš visada per humorą, kaip kitaip. Gyvenimas ir taip kartais būna juodas, bet reikia išsispausti citrinos ir pasidaryti limonadą ir mėgautis. Ir gerti su malonumu. Tai aš tai padariau, kviečiu jūs visus padaryti. Tai ką, Raselė, kviečiu tave ir iki. Su Dievu, kaip visada. Su Dievu.